Gerai. Pradedam. Dabar pakvieskit į erdvę Saulės draugę Laurą. 3, 2, 1. Nežinau, kaip Rūta mato, aš ten uodegą matau. Aš į veidą susikoncentravus, labai žiūriu. Gerai, ją laikote ten už to stiklo, viskas, kad neinterferuotų jūsų. Jos ten, jeigu yra kažkokie pajungimai ar kas. Man tai jaučiu, kad jinai, matau, kad ten taip uždėta, kaip plaukai, kaip dar kažkas daugiau, taip, kad veido nesimato, galva nuleista žemyn. Taip, kai verktų. Nežinau, ką tu matai, Emilija. Aš tai matau, aš gal labiau avatarą, žinok, matau. Man tai, žinok, lenda uodega su žvynais. Tai, žinok, jinai nusirena. Labai ilgai galvoju, ar sirena, ar trukelis, ar sirena, ar trukelis. Man iš karto uodega. Kažkaip labiau vis dėlto. Tai gal jūs ją pakalbinkit, pakvieskit, pašaukit vardu, kad jinai pažiūrėtų į jūs. 3, 2, 1. Man tai atrodo, kad mane mato. Aha. Šiais jos klausiu, sakau, pasiruošus valymą, man maždaug tai. Rūta kažkaip į kitą pusę mato. Dabar jinai pakėlė galvą, jo kažkaip įdomiai mato mane. Jinai gal nesitikėjo, kad tu būsi. Gal nusišluostė ašarą, žinai, ir žiūri dabar. Tai aš dabar sugretinu jas. Čia tavo avataras yra. Gerai, dabar jau šalia. Aš jaučiu, kad jinai šiaip tokia, toks kaip ir jautrumas, bet tas jautrumas čia kažkas yra išgyventa. Kažką neišgyveno eterinėje erdvėje. Labai tokio negero. Man tai pas ją toksai, kaip pastovi, pajaučiau pas save, kai gumbulas toksai gerklėj kažkas, tai negali išsakyti, negali kažkas ją blokuoja labai. Ar kažkokios savos emocijos, patyrimai, kažkokios, tai nežinau, išgyvenimai, vaikystės, nežinystės, nežinau. Toksai sunkumas išsisakyti labai. Aha, o jos čia galėtų būti gerklė vienas iš ginklų pagrindinių, ne? Taip, jeigu sirena, tai taip. Man eina demoninės visas kažkokios. Aš irgi tą jaučiau. Gal kokiam ir baseinė gali būti kažkokioj erdvėj. Tą dalyką kažkaip atiminėja tiesiog energiją, traukia iš to, nes ten toksai džiaugiasi, kaip jai neišeina kažko pasakyti, jinai savį užrakina ar ne, slopina, kad nesakyt ar nežino, kaip teisingai. Ir va ten labai džiaugiasi, gaudami energiją. Ar čia išsireiškimas savęs net kažkaip? Ar tai irgi? Ar taip? Ar jūs galite dabar į ją kreiptis, kad jinai, ta prasme, pasakykit, kad jinai pati dabar galės labai daug dalykų padaryti. Tiesiog jinai turi pajungti savo valią ir pati darbuoti savo valią, nusiminėjant, išeidinėjant iš įvairių erdvių. Atleisk, aš tiesiog savo akis dar keičiuos, nes kažkaip nesugaliu skenuoti. Aš jai rodau, kad tu pati, imk tiesiog, imk ir išsiimk ir nutrauktas ryšius, paleisk viską transformuok.
nereikia laikyti ir tada nebetampys ten tie visi kitos erdvės, ten nebebūsi jų šaltinis maitinimo, tu pati save maitinsi ir turėsi energijos Taip. daryti tai, ką nori. Spiegia dabar jinai išsilaisvino iš savo. Va, matai. Sakau, kontraktus dabar irgi visus naikink. Iš karto nesutik su tom. Ar tu reikia? Labai gerai. Išmeta visus kontraktus, sudegina, jos viską išmeta į juodą skylę, išreiškia savo laisvą valią, 3, 2, 1. Emilytė, kaip tu? Man kažkaip, žinok, neina jokia informacija. Aš ten stoviu, bet nei kažką matau, nei kažkas eina. Matyk arčiau. Aš tave prisitraukiu, žinau. Pajungiu irgi prie informacinio. Kažkur tavo informacinis tas siūlas, kažkur kitur, žinok, tai kažkur ieško, bet nerandu. Taip ir jaučiuosi. Jungiu, žinok, aš tau kalbą smūgiai į galvą ir tu tiesiai atrandi informacinį šaltinį. Turėtum pradėti dabar. Skanu. Jo, ir tas abejonės visas išmesk, jeigu kažkas tai įmeti tavo. Man jinai atsisuko į nugarą į mane ir aš matau, kad ant jos nugaros kažkas yra. Nu gerai, tai tada. Kaip krabiukas, kada toks kažkoks juodas. Sušim kažkas prie jos ašies, lenda. Kažkas ašyra. Parodykit jai, parodykit, kad negali išsidalinti ir pažiūrėti savo nugarą ir nusiimti viską nuo savęs. 3, 2, 1. Kaip koks jūrų gyvis, bet toks tamsus, žinai. Kažkoks labai keistas, nežinau, ką jis daro. O jinai nieko nerašė, kad su nugara kažką, jis skauda viršų, nugaros dalis. Eiktų, jai tarp menčių ir yra kažką toj daly. Man atrodo, lyg nugaros apačia sakė, gerai, aš to pažiūrėsiu. Geriausia, kad tu būtum, kad tu paskaitytum, kad eitum per tuos klausimus. Nes tu mumi garsiai neskaityk, bet tiesiog savo turė, kad galėtų. Tai yra, bet dabar žiūriu dėl nugaros. Kažkur tikrai buvo. Nes aš tai neprisimenu, žinok, klausimų, ką perskaičiau, nes aš. Jinai yra žemas kraujo spaudimas, kas liečia sveikatą. Skauda nugarą, ypač viršuje, teisingai. Sakau. Ja. Ir jaučiasi išsekusi tokia depresyvia nuotaikoje. Su vaisingumu yra problema, policistozė yra. Gerai, dabar su nugara susitvarkom, klausykite išimą ir man tada šis visą rogant ašies, taigi viskas kabo, ar ne, viskas apkabinta. Tai čia po dalį reikia imti. Man tai įdomu, šiaip tai išsiaiškink, kas ten yra tas per, kur aš atradau, kodėl. Kas jį čia, ar per pats prisikabino, ar kažkas jį prikabino. Man tai ėjo prie nugaros, ne? Tu turėjai tą mintį. Man tai ėjo, kad kažkas tai iš gelmių, žinok, kažkoks pridėtas. Jo, bet aš čia vis tiek man neina, kad jis pats paėmė ir prisikabino. Čia kontraktas koks arba laboratorija. Paskaičiuo, Kristina. Gerai, dabar suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir jūs identifikuojat, kas tai yra per interferentinis pajungimas. 3, 2, 1. Man eina konfibai. Konfibai laboratorijai. Mane ir tas gelmes ir nuvedė. Jo. Gerai. Žiūrėkit, užsidėkit dar papildomai apsaugas. Man ateina Baltijos jūra. Baltijos gelmes. Gerai. Traukėt ją iš tos laboratorijos, jeigu jinai tenai yra išdalinta. Surenkat visas Baltijos jūra yra ta laboratorija, ne tu matai.
Čia energijos. man arti kažkur, tai žinok, labai arti. O tai žinok, man dėl to vat išmetė, kad ji čia tai Lietuvoje nepatinka. Dėl to. Nu, žiūrėk. Dėl to, nes jinai jaučia tos amfibai čia šalia yra. Jo, amfibų čia yra ir ypač nuo į šiaurę link va mūsų, link Švedijos, Suomijos, į tą pusę čia ramu. Gilų ramu. Mažai laivų. Ir jeigu Labai jinai tamsu. jaučia tą laboratoriją čia, kad ją yra paėmę. Ir pykina mane ten ir sumagė kažkas ar yra. Nu, kaip ir Baltijos jūra labai ten tokie portalai, visokių yra dalykų čia ten pridaryta, nėra švari vieta, ta Baltijos jūra. Ypač vidurys. O Rūta tave pykina ne dėl to, kad ir tu gal kažkur esi tenai. Nėra tavo dalies ten. Dalinai taip eina, aš nesuprantu, kodėl dalinai. Kažkokia tavo dalis paimta į tą laboratoriją 321. Jo, žinau. Kažkoks tik kaip dubleris. Ar organų. Pasiemu aš atgal. Susirink savo viską 321. Ir einam ją žiūrėti. Jo, aš matau, Laura yra paguldyta, prisegta prie to stalo. Matau, kaip rankom taip išskėstom, žinai. Aš tai matau, kad jinai ant pilvo gulėtų, žinok, rankom išskėstom. Atrodo, kad jie nugarą. Atidaryta. Taip. Pažiūrėkit, ar tas nėra susieta nugara su ta tėčio liga sklerozė, stuburo tų smegenų, ten tokia ta sklerozė, tų neuronų. Čia atskiras dalykas. Čia kitas, ane? Gerai. Man bent jau atskiras. Nes, man atrodo, tėtis yra kitokia būtybė, amfibai neims. Tokia labiau yra kosminė, nu ne tik kosminė, tokia labiau, kur po kosmoso skraidanti. Ir aš matau, kaip išsiminėja iš ašies tas keistėjimą iš stuburo. Nusirpinėja tiesiog šlykščiai. Ta visą lankstumą jos tokį, nes jos super lankščios, ane, yra. Jo. Pas jas stuburas yra ypatingas. Nu jo, ten daug energijos pas ją. Gerai, tada viską regresuokit. Aš dar jos matau, gal jinai išdalinta ten 3 dar. Gali būti. Jo. Man atrodo, renkam ir nešdinamės. Jo, bet gal regresuoja tu visą tą, kad viskas sugrįžtų, ką iš jos paėmė. 321. Atrodo, tu regresavau, kai jau ją pagriebė, jau noriu guldyti ant stalo. Sustabdau. Ir šviesos greičiu dingstat iš tenai. Nustumė ant tuos, pagriebė ją. Ir mes pakylam virš laboratorijos, mes tą laboratoriją. Sunaikinam jo visą informaciją. Taip. Aš dabar einu iš karto į šitą pasiemą ją ir į matricą varau. Išėmu šitos visus, kad jos daugiau nėra jokių galimybių jos pagauti, jos negautų atėjom. Išėmu tą programą. Jau bėgo par iš paskos. Mes pakilom iš vandens ir jie dar plaukė, tai aš taip padariau tokį didelį skydą iš savęs, kažkaip va taip išsiplečiau. Toks kaip blynas šviečiantis, kad pažiūrėjau, tai nusigręžė atgal nuplaukė. Tai va pakeičiu tą viską, kad jos daugiau nebegaudytų. Nėra tokio failo. Labai gerai. Sugrįžtat į savo neutralią erdvę, aukštą. Aš jas visus, žinok, nuleidau kaip su kanalizacija juodas skylė šitos jūros. Kiek toj teritorijai buvo. Yra ten tų daug tų bazių, ten ir aš čia irgi tvarkiau dar. Dabar aš jau tuos tai sutvarkėme, šitą būtent. Labai gerai, puikiai. Kur man dabar reikia? Nu dabar grįžtat į savo neutralią erdvę. Ir toliau galima skenuoti toliau. Dabar pasižiūrit, kaip atrodo Laura.
Dar ten tie moteriški jai dalykai, ar ne? Taip. Mhm. Taip, pasižiūrėkit policistozė. Man tai žiogai. Ar mantidai? Nu, mantidai žiogai. Kažkas iš to. Tas pats. Mantidai. Tas pats šai. Nu, Ir gerai. Gerai, tada. Laboratorija gal bus. Gerai, tada 3, 2, 1. Kur yra tie mantidai, kur jie laiko, ką su jie daro? Na, irgi guli laboratorija. Kaip pas tą, žinai, kaip tas gydytojas vadinasi. Ginekologas ir aš Jo, pamačiau, žinot, blemba. Taip paguldėta jinai yra. Ir aš lygiai taip pat buvau sakyta, nesakyti, nes taip, žinai. Nes taip kojos, taip, Tai žinai. ką daro, ima tos kiaušinėlius renka? Kažką ten tvarkosi irgi su adatėlėm tokiam. Aha, gerai, pasakyk tam Nes gydytojui. jeigu ten tie tokie guziukai atsiranda, ar kas ten, aš nežinau, kažkoks Cistas. cistas, Jo. man toks jausmas, kad taip užspaudinėja kažkaip ten tas limfo kažkaip, nu kažką tenai, kad Kiaušidžių, sankaupas kuriasi kažkaip labai taip, nesuprantu, net ko jie siekia. Aišku, jie tai ten, žinai, savus ten kiaušinėlius nori dėti. Jo, ten jie savo naudoja savo auginimui, žinok. Ten tų visų žiogų. Dar eina info, kad pardavinėja. Atidavinėja, ką aukščiukas jos ten samdavė. Noriu sakyti, ne black marketą. Nu, ir black marketas, tai. Kosminis black marketas. Skamba. Gerai, aš ten tvarkau, žinokit, aš kalto žiogų. Irgi gal reikia regresuoti. Žiogą padurkit su tom adatėlėm. Aš vieną, žinokit, už gerklės pagrėbusiu pasą su rankom. Užkaliu. Kapoju ten. Ai, aš deginu viskas, gaisrą sukeliu tai laboratorijai. Bet tai žiogai. Viską susigražinkit, ką iš jos paėmė. Jo, viską sugražino. Skaityta ir viską sugražino 3, 2, 1. Traukėt ją tenai. Regresuoju. Tas jausmas, žinok, čia ilgai yra. Ilgiau negu amfibus. Ilgai čia jinai tikrai čia bus. Daug gyvenimo. Daug reinkarnacijų, 20 eina gal dar. Jo, 200 arba 20, man irgi 2-0. 2-0 jo kažkas. Gerai. Jinai ten nuėjo, kai dabar patraukiu, kad tai visa jos energija išimta iš jos sugrįžtų, tai tiesiog ten toksai didelis kiekis. Nesibaigia, kad atrodo ten tiek jie tvarkiai. Pagreitinu tą viskas, sugrąžina energiją savo visą iššiltą. Dabar pati tokia taip atsikėlė. Tokį smūgį davė, žinokit, ten. Nuo jos tokį kaip elektrinį, tokį vandens, kai tos murenos turi kažkokį vandenį elektrinį toks smūgį. Jo, aš irgi atregresavau iki tos pradžios, prieš dar jai ten išdarinėjant toj laboratorijai, vilkau tokią apvalkalą šviesų, kad jau nebeprilystų prie tos grino to kūnelio. Ir pasidėjau, pasikišau papažas čia, taip sakant, saugiai savo purpulą. Ir viskas kylam irgi tą patį darysim tai laboratorijai. Ten uždegu ir, žodžiu, sutraukiu tą burbuliuką ir išmetu. Puikiai. Tai čia vat ir savotiškai, ir kad neturi energijos, kaip jinai rašo, tai čia irgi labai susijęs su tuo. Jo. Žemas laboratorijos. Laboratorija dar kraujo bus laboratorija kažkur garantuotai donorė. Gerai. Gerai, tai dar nukeliaujate ir ten. 3, 2, 1. Reptai. Reptas už gerklės. Gal pridavinėjo kraują, gal kažkada pridavinėjo jinai. Jo, gal pridavinėjo. Gal net šio reinkarnaciją aš nežinau, bet kažkaip. Tai tu parodė. Nelabai senais laikais. Negalima duoti kraujo, negalima. Taip, bet per tyrimus, bet per tyrimus vis tiek jie pasiėmė. Bet ten kitaip, nes tu taip neduodi, taip visiškai laisva valia tiek kraujo, kiek per donorystę. Tai ten iš jūsų.
Iškart Bet čia- kontaktą, Tai iškart gerai, čia dabar biški, labai man ta tema dar galit pažiūrėti, pavyzdžiui, kai reikės nueiti kažkada pas gydytoją ir duoti kraują, ką reikia padaryti, kokią intenciją išreikšti, kad negalėtų paimti tavęs kaip donoro, tiesiog atlieka tik tą tyrimą ir viskas. Aš manau, kad tiesiog, man taip eina, kad mintise reikia kartot, kad niekam netuduodu šito kraujo. Visiškai niekam, tik tai sužinoti būtent tą, ką reikia sužinoti. Ta prasme, neduodu leidimą, ta prasme, draudžiu reptam imti, draudžiu reptam imti mano kraują, draudžiu reptam imti mano kraują, šitos kraujas priklauso tik man, niekam neduodu kažkaip. Bet mintise va tiesiog pastovi. Nors, žinok, man iš vis taip atėjo, kad galima mes net neduoto kraujo, nes aš kažkur skaičiau, kažkas sakė, kad gali pareikšti, kad tu tiesiog nepridavinėsi kraujo net ir tyrimų. Kažkur girdėjau, kad nėra privaloma, bet čia reikėtų... Ne, nėra privaloma, tai, bet jeigu tau kažkas tai nurimčiau ir nežinau, kas tai tyria kraują, žiūri, kas ten darosi. Jeigu rimčiau, bet būna tos paprastos patikros. Bet tie paprasti, tai... Atrodo, kad neprivaloma turėtų būti. Gerai, supratau, bet vis tiek yra tokia formulė. Tiesiog savo valią išreiškia. Jeigu neleidi griežtai, laikai tą šydą, viskas, tu neduodi leidimo. Jau jeigu jie ims be leidimo, jie bus kaip vagys, supranti automatiškai. Tai jau eina kitas susitvarkymas su tokia situacijomis, be leidimo. Gerai, toks biški nukrypimas. Gerai, dabar grįžtam prie Lauros, ar surenkat visą jos traukinėjai tos adatos aš jau. Ten dar tie man bėgioja, tie tokie driežai tokie būna. Driežiukai tokie, žinai, ten pagalbininkai, seselės, ale tie tokie irgi. Aš irgi ten ateinu, padedu jums ten su jais kovoti. Ten irgi jinai padalinta jaučia. Visą kraują aš ją grąžinu. Dar pamačiau, kad lovai kažkokia guli, kaip pašalita, kai tie tokie podai būna. Dar ten paruošta kažkam, tai dar kažkam nedaro, bet paruošta ateičiai jau. Atidalino, ką tik ne per seniausia kažką. Šaldytuvose laiko. Šaldytuvose. Gerai, surenki iš visų šaldytuvų, visą jos išdalinimus 3 Ten du pajaučiau. Gerai, 2 paėmė, viską susirenkat, sugrąžinat. Aš visą grąžinu energiją kraujo į ją. Ir tas kraujas, kurį paėmė iš jos, jis nebetenka jos energijos, jis pavirsta dulkiam kažkaip. Samaišelės. Ir jei dar eina informacija, kad reikia vitamino D kažkaip pavartoti. Be to tokio, kur duoda mažiem vaikam iš aliejaus lašelinę formą. Geriausias pasisavinimas. Tai kur aš dabar irgi nupirkau labai gero to. Žiūrėk, Rūta, pažiūrėk, Emilija laiko rankoje, dabar nupirkus vitaminą D3. Aš tokį naudoju, kad žinokit, pas mane pačią yra žemas kraujo spaudimas ir kai aš jau pajaučiu, kad man sunku, tai arba geležies išgeriu, bet dažniausiai nuo geležies niekas nepagerėja, tai po to paimu vitaminą D iš karto, žinok. Livinę pardavinė kokosų aliejaus pagrindu yra. Nežinau, jis kažkaip atrodo visai neblogas, tik ten tas didesnis dozes. Lašelis tiesiog, jo lašelis. Jis rašo 1 lašelį per dieną, bet ten, žinai, reikia suvaryti. Tai dabar jūs, Laurai, sugirda to vitamino D. Kiek jai dabar trūksta eterinėje erdvėje sugirdot. Dar galite ir daktaro Roberto Morsas dar žolelių pagirdyti, kad atsigautų. Kad pastiprintų visų to kraują, kad pastiprintų. Dar irgi išvalau. Ne, kad persivalytų tiesiog. Limfatic system, tą irgi žolelių mišinį sugirdykit jai. Išeidinėja dabar iš jos. Žemas kraujo spaudimas, kaip man sakė tada, kad yra dėl inkstų rantinkščių neveikimo.
Nu, tai gerai, tai galbūt Kad neišfiltruoja toksinų dėl Taip, to. tai va ta pagalba yra tokia, kad jo, bet tos giliau reikia Duokit jai, tvarkyti teisingai. jo, duokit jai informacinių burbuliukų, kaip jin turės valytis toksinus iš kūno, parazitus visus iš kūno, Na, tai kaip turės žinai, morzą žalias valyti. reikės užsisakyti vis tiek, kaip ir mes dabar. Sakyk, reikės padirbėti, biški su savim, su savo Na, tai arba yra ten tų žolelių mišinių ir kitokių firmų kažką. Tai. Nors Bet šiaip morsas geriausiai, žinai. Bet nu, grinai, kad inkstus pasivalyti, jo kažką inkstų pagerti, antinksčiam, žolės taip, inkstam. kepenys, Galim taip. gal rasti ir Lietuvoje kažkokių arbatų ar dar kažko. Ir nu jo, šiaip tai viską. Ir Antinksčiam, antinkščiam būtinai, nes ten su pelėsiu visą reikalai. Taip. Ir būtinai šitom liaukom irgi žolių. Sakai, ir kepenim irgi yra ten margainis, ten būna mišiniai žolelių irgi gerti, ten šaukšteliais reikia. Čia gali Lietuvoje rasti irgi šitus dalykus ir ne per daug brangiai, man atrodo. Labai gerai. O dabar gerai, dabar jau mes jau kūną kaip ir apžiūrėjome ir dabar Lietuvos tema, tai dabar žiūrim. Žinok, kokia aš šalis. niekaip nepasakau, kai mes buvom dar prieš tuos žiogus, aš mačiau, kad pas ją su plaukais kažkas yra, ne, taip tokia juoda kažkas užpilta ant plaukų, ant galvos, tik galiukai kažkokie šviesesni palikę sausi, o vat mačiau kažkokią masę. Gerai, tada suskaičiuosiu nuo 3 iki 1, identifikuojate tą masę. 3, 2, 1. Na, kaip blegų sakau. Aš irgi noriu sakyti blegų, žinok, jo. Užpiltas ant jos. Aš ją va taip ir mačiau, kaip jinai verkia kažkas ant galvos, ant to, kaip plaukai, kaip neplaukai. Aš čia viskas palenkia, kaip kirpyklas, sakau, plausiu tavo plaukus. Rūgštim. Nes čia kažkaip gal jos galva irgi veikia taip virusiniškai, tas blegų. Aš pasikviečiu, žinok, tu nelys, ten aš pasikviečiu specialistus, kas būtent dirba su blegų, kas moka neutralizuoti. O, gerai. Aš ten į dušiukus paleidau, kad nusiplautų tokius. O tas blegų yra nuo kažkokio tai žmogaus jos gyvenime? Ar nuo kažkokios veiklos? Nuo ko jis yra? Ar tiesiog nuo jos minčių jinai pati susikūrė? 3, 2, 1. Gal ir nuo žmogaus kažkokio. Man tai neina, kad pati susikūrė, čia kaip tik paveikė jos mintis. Čia kažkas kaip programa kokia, žinok. Iš kur jinai gavo tą programą? Man tai kažkaip, žinok, čia su demonais yra susiję. Su demonais man ir grinai, va tik norėsiu. Kad čia kur tie demonai ją kankinti pradėjo ir paskui Čia iš demoninės erdvės kažkokia smaloj gal jinai čia buvo. Jo, va kai smala. Iš vis mes ją ištraukėm iš baseino demonų. Tai Traukiam dabar. Traukit. Jo, nes jinai ten tai guli. Baseine ir guli jo. Nu tai sakyk, kur tu čia guli, Laura, lipk aukšto baseino juodo. Čia įrodau dabar aukštų dažnių, ten tos baseiniukus, aukštose dimensijos, sakau, aš šok dabar į tą. Nu, eik praustis tą visą juodumą nuo savęs. Sako, laiko mane negaliu. O kas ją laiko? Mintis kažkokios tai laiko ją? Kontraktai, demonai, kažkokie mintis. Bet tai per kurią tą vietą, per kurią čakrą tie demonai ją taip paveikia? 3, 2, 1. Per visus. Man tai per mintis kažkaip labiausiai. Nu tai jo, jie paleidžia. Per mentalą. Per mentalą, jo. Gerai, tai galite atidalinti jos mentalinį kūną dabar ir praskalbti. Į kažkokią tai, žinai, tokias per skalbyklę, tokią gerą pravalyti, per centrifugą prasukti. Aš pincetus paimu tokius ištraukiu iš tos. Kaip su skafandru kokiu. Apsirengus ištraukiu. Bet čia yra kontraktai, žinok, su tais demonais. Aš kažkada seniai, kad per tą tokį ir nepasitikėjimą savim, žinai, savim nusivylimą savim, nusivylimą pasauliu,
vat daug, žinai, patirčių. Nu, ta neteisybė visai ir čia kaip eina jau tokie sunkus baseinai, tai jau čia ne per vieną gyvenimą, čia jau Jo, čia labai daug. sviestas investuotas, kai sako. Jo, bet tiesiog aš jai liepiu vis tiek visus tos, kiek įmanoma dabar daugiau tų kontraktų, dėl tų patirčių tokių, kad viskas čia, žinai, viskas blogai, pasaulis negražus, kad aš sakau, kad žinok, tu esi galinga ir tu pakeisi savo gyvenimą ir tu tai dabar suvok, kokią tu gali turi. Ir vat su tuo suvokimu tu išsimeti tuos demonus, kurie tau sako kitaip. Taip, tu ir parodykit jai, kad reikia kontroliuoti savo mintis. Parodyk, kad turi būti savo minčių bosė. Ateina blogos mintis, tu turi atskirti, čia ne mano mintis. Čia kažkas taip tau sako, ar čia tavo iš karto klausimą, dedi čia mano, ar čia ne mano. Va būtent suprasti, ar save labai žiūrėti reikia, tiesiog kokios mintis kyla, pradėti skirti. Ir suprasti, kad šviesos būtybė negatyviai apie save negalvoja. Va. Šitą reikia išmokti atmintinai, nes yra dar sunku tai suvokti, bet buvo kartojama, kad jeigu tu blogai apie save galvoji, bet kokį negatyvą, bet kokią neigiamą prasme, čia yra jau nebe tavo mintis. Dėl to, kad šviesos būtybės niekada apie save blogai negalvoja, čia yra primesta. Čia jau yra demonai. Iš karto pagauni save, sakai, čia ne mano ir meti lauk. Visus tos demonus. Aš jai dabar galvą visas su tinkliukais irgi išvarau. Ir kai galvoju neigiamai ir apie kitus, man atrodo, irgi iš tiesų. Irgi blogai, jo. Bet tada tokie puikybės biški demonai, tada žinai, kad tada pradedi lyginti. Turi savikontrolę būti tokia, save labai stebėti. Ir stengtis, kad ne tavo gyvenimą kažkas valdo, bet tu valdai savo gyvenimą, tu kuri savo gyvenimą. Taip ir visų pirma mintim, jeigu jau, man dabar tokia mintis atėjo, jeigu jau ateina mintis, kad blogai ten taip, anaip jau matai, kad jauti ar ne, kad vėl prasideda, tai iš karto apvers ir atvirkščiai reikia galvoti. Savo tiesiog užgoštą tą negatyvumą, savo pozityvumą. Taip, ir žodžiu, tu man taip sakai, o aš atvirkščiai, taip, tokia nugalėt turi tą valią išsiugdyti, sustiprinti savo žodį. Kurioje vietoje yra valia eteriniam kūne? 3-2-1. Man tai gerklę neša ir paskui biški žemyn dar eina širdį ir trečią kažkaip čakrą irgi. Tai visos dabar užsisukam šitoje vietoje tą, žinai, valios energiją. Susistiprinam gerklėj, kad išsakyti savo valią, save išreikšti. Ir kur yra pačioj irgi užsisukam, susistiprinam su šviesa, taip kaip dedam tokius smūgius. 3-2-1. Aš noriu Laurai dar pasakyti, kad tas sugebėjimas valdyti savo mintis neteis per vieną dieną, tai reikalaus praktikos. Ir mes visi per tai praėjom ir tiesiog nepasiduoti, tiesiog stengtis diena iš dienos tą kontrolę jungti ir su laiku taps vis lengviau. O taps lengviau dėl to, nes tu per tą kontrolę neprisileisi demonų arba netgi jūs išsimesi automatiškai. Ir žinok, geriau pasijusi, tikrai geriau bus. Atėjo dabar tokie žodžiai, kad aš esu šviesa, šviesos centras ir šviesa aplink mane. Aš esu harmonija, harmonijos centras ir harmonija aplink mane. Ir ne, aš esu meilė, laimė, ką nori, ar ne, džiaugsmas, sėkmė. Na, bet ką gali taip sakyti ir tau tai padės. Jo sako, kad tas harmonijos, aš esu harmonijos centras, harmonija yra manyje. Tiesa, kūryba, visus tiesiog taip. Labai, aš esu girdėjus, kad labai padeda. Tai jūs dabar ne tik girdėjot, bet dabar eterinė erdvė, pažiūrėkit, kai sako tavo tokia afirmacija, pažiūrėkit, kas darosi su jūsų eteriniais kūnais. 3-2-1. Man iš vis, kai sakau harmonija, tai atrodo toks sukasi, toksai sukūrys, toks susikūrė, toks kaip viesulas ir transformaciją daro kūno. Man tai tokia, kaip pasklinda šviesa
ir tada energijos labai daug atsiranda kažkaip, sukyla energija. Valio. Pakelia tiesiog aukštyn, pakyli aukštyn iš tų visų tamsumų, tave neša aukštyn. Tokia nurimsta ta tamsa kažkaip. Tai vat aš ir Laurai rodom, kad jinai iš jūsų mokytųsi dabar tų afirmacijų, kaip galima save stiprinti, šviesinti save. Padėkojam jums kaip mokytojam. Dabar žiūrėkit, jau mes jau pusę valandos nagrinėjam, gal galim pereiti prie jos dabar santykių, kur buvęs jos draugas ir dabartinis draugas. Pasižiūrėkit, 3, 2, 1. Man kažkaip buvęs eina dabar. Pradžiai norėjau sakyti, kad jinai pati nepaleidžia. Bet paskui matau, kad ta gyja yra, man atrodo, tokia. Bet man tai tas eina pirmas, tai kaip nusisukęs nuo jos nugarą atsukęs. Jisai gal kažkaip ir net nežinau. Man toks jausmas, kad jinai pati, žinok, nepaleidžia kažko to. Ir jisai tada per tą tokį jautimą, kad nepaleidžia manęs, ta kažkokia kaip virvė yra. Kažkaip dar tasosi irgi per minimum. Jisai gal nelabai ir nori, bet kažkaip jaučia tą ir vis kažką taip įdomiai, keistai taip. Kažkokie vaina man karminiai dalykai seniai neišspręsti pas mus. Dėl to tas tąsimas senu. Emocijos kažkokios tarp jų yra dar likusios, tokios negeros. Neišsivaikšto. Atleidimas. Jo, paleiskit, viską reikia, jo, kažkas taip užsisukė. Ištraukti tą virvę iš abiejų su visom šaknelėm. Net nekirpavo, išroviau. Jei parodyk, sakyk, turėjau nutraukti, viską paleisti, tą žmogų. Gerai, sako. Paleisti. Leisk jam gyventi savo gyvenimą, tu eik savo keliu. Nes visokie tokie, pavyzdžiui, kad vis dar pyksta, vis dar kažkas nepatinka, tenais kažkokios nuoskaudos ir visas tas laiko. Jo turi tokia neutrali būti, tokia pozicija, kad niekas tiesiog niekada viską paleisti iš mes, nebereikia taip praeitis. Kad praeitis lieka tik tai kažkoks faktas, bet jisai emociškai jau nebelaiko, taip? Jokių emocijų, jausminių tokių nebeliktų. Dėkoja. Jinai padėkoja tam buvusiam draugui už patirtis, už pamokas gyvenimo, susitikimą ir taip išsiskiria draugiškai. Savo antrą čakrą susireguliuoja. Per antrą čakrą buvo pajungimas. Bet trečią. Per apatinę. Per antrą. Tai ją pasireguliuoja, susiharmonizuoja, padėkit jūs ir kartu dabar pažiūrėkit, atsisuka jinai į savo dabartinį tą draugą. Koks tarp jų yra ryšys? O tas tai matosi, tai labai jau toksai, jau labai stengiasi, labai viską bedaro, toksai, bet saldžiai, taip ne, taip per saldžiai, taip. Net ranką įima, traukia jos link savęs glosto, bet jinai taip nelabai nori. Žinai, kad pas yra kažkoks interferentas. Jo, bet taip šlykščiai šypsosi, žinai, man taip nepatinka. Gal ksenomorfas koks čia bus. Man ksenomorfų būna tokia meilė. Fui. Aha, toks išlikštumas eina. Nulaižyta. Išlenda tas pajungimas 3, 2, 1. Bet mama, žinok, jie nėra kartu, jie tik draugai, man atrodo, dar kol kas. Tai pas jį, man atrodo, yra tas ksenomorfas, nes labai... Panteriniam lygmenį. Nežinau, plemba. Lenda labai prie jos atėrėme lygmenį. Priima energiją.
Nu, kaip ir Sakyčiau, jo. sunkiai, bet gal jo šiek tiek kažkaip ima. Kažkas Žinai tai, ką, dėl to, kad jis jau, jeigu iš jos ima eterinį lygmenį, dėl to jinai negali fiziniam nustumti jau jo. pilnai. Jinai davus kažkokį sutikimą jam eteriniam lygmenį imti energiją 3-2-1. Nes jinai tą vyruką laikosi šalia fiziniai erdvėje. Jinai per tai davė leidimą. Mhm. Nes Parodykit. tu negali būti draugais, jeigu vienas, ta prasme, nori kažko daug. Nu, Nu taip. Nu, jinai turės sprendimą nereikia padaryti. apsigaudinėti savęs. Eina, kad jinai turi sprendimą daryti kažkaip. Mhm. Negali būtent kažkaip ir ten taip per vidurį kabėti. Tu ilgai taip Aš dabar tą neiškalbėsi. ksenomorfą jam parodo. Kaip jis išsiganda. Na, sako, noriu. Ne, sako, nenoriu. Jo suražyta ksenomorfas. Mhm. Raudona ražytą laiko, toks romantikas. Nusikirta tas žmogelis, tegul irgi ten tuos visus kontaktus po ir viską kontaktų išsimeta plėš. ten, O ta, užsilydo narvus. kaip Saulėje vadina, sako, dėdė Ksenė. Dideksinė, va, čia gerai jau. Gražiai skamba, fui. Metam tą Ksenę lauką. Ne, kai to nebelieka, tai man atrodo, net to vaikinuko susidomėjimas Laura dingsta. Toksai didelis. Tiesiog jau, tiesiog kaip draugė kažkokia. Gerai, kad išsigrynintų jie tos Jo, santykius kad teisingus. išsigrynintų, taip, duodu irgi smūgį jiem. Nes man atrodo, aš bandau suprasti, ar jisai jautė kažką, tą tokią tikrą meilę, ta prasme, ar ne. Tas man toks jausmas, kad kai to nebelieka, kažkaip taip atsitraukėsi. Gal čia buvo sumanipuliuota jam pačiam. Mhm. O kokie jos dabar, koks yra santykis jo atžvilgiu kažkaip, tai jinai gal gali parodyti eterinę erdvę. Jinai tik draugais norėtų būti tokiais bičiuliais. Nu, tai va dabar jinai turi savo gerklę prasivalius, valymu, kai išreikšti gali pasakyti ją gražiai, tiesiai. Jo. Turi sieną, pastatyti tokią ribą, žinai, labai labai tvirtą. O čia nėra taip, kad jisai norėtų važiuoti į Angliją kartu su ja. Nežinau. Čia ta Anglija su juo nesusijus yra. Nu, kažkaip gal neina. Kažkaip ne visai. Kur Rūta dingo? Esu, analizuoju. Man tai kaip ir išdalinai žinokėjo tą Angliją su juom. Kažkas tai ten kažkokie. Bet labai, nežinau, žinok, irgi kažkaip taip neina tiesus toksai atsakymas, taip ar ne, kažkaip. Ne visai. Nelabai, čia jinai jau pati turi tą dalyką žiūrėti. Klausyk, kad tau ėjo dar nuo jo ten tą magiją, kur mes prieš tai pajautėm. Aš bandau suprasti, ar jinai buvo ar ne. Nes iš kažkur pas ją yra magija laukia. Nemanai, kad ne nuo jo. Nuo jo tas Ksenė buvo. Ksenės nebeliks ir tos nebeliko jo. To kabinimas nebebus ten tų visų viliojimų. Jo, tų viliojimų ir tų galvojimų tokių, žinai, kaip intencijų tokių. Nes kaip irgi kažkokia mini magija gaunasi, kaip tu galvoji, kaip tai padaryti, kaip tai tu pastoviai atakuoji to mintim, to kito žmogaus tą lauką, žinai. Ir taip kaip burtavoji toksai, žinai. Kuri intencijas, ne? Gerai, gerai, tai tada, o eina magija gal iš klasterio 3-2-1? Kai sakei, man tai mama parodė. O man tėti, žinok. Toks šūk. Man eina, ar mama nebus fėja, žinai, man taip iškart kažkaip eina.
Dėl to, vat. O man tėtis eina, žinokit, kaip druidas. Kažkokie maginiai dalykai už jį. Aš tik žiūrėjau į akis, aš tai tik kosmosą mačiau, žvaigždės, žinok. Kažkaip, man atrodo, ar nebus čia koks Arkturianas Gal. ar Andromedas. Kažkas tokia, kur su laivais skraido. Nu, bet dabar jums gal yra, kaip pasakyti, jums gal yra svarbiau pažiūrėti, ar Laurai, sakykime, va tėčio tokia sunki liga ir sesutės tokia nelaimė, ar Laurai nėra persinešę iš klasterio kažkokių tokių, žinai, negerumų. 3, 2, 1. Man kažkaip, žinok, nelabai. Irgi neina, kad būtų susiję. Tai gerai tada. Ir tada Čia ne klasterinis man eina, čia buvo asmeniniai visi. asmeniniai. Gerai. Tada kitas klausimas yra, ar jos namuose nėra pasilikusių kažkurio iš jų, žinai, neišėjusių. 3, 2, 1. Man tai toks visai tėtis kažką nori pasakyti. Jisai taip stovi šalia, kad aš noriu vaikti tos klausimus žiūrėti, bet jis neleidžia. Kažką nori pasakyti. Ar Tu matai, aš tai nematau. Jeigu tu matai, tai ir klausti. Gal tu, Rūta, gali išgirsti, ką jis nori pasakyti? 3, 2, 1. Sako, myliu ir atleiskit. Ir atleiskit. Nežinau, Susitaikyti. kas yra jau. Aš Ir sako, noriu išeiti, jisai neišėjęs portalą, jisai tokia neramybė, tokia jaučiasi blaškymasis pasiekusai. Gerai. Dabar jisai tada. O tai nuo ko jisai tada ima energiją, jeigu jis neišėjo? Ar nebus, kad nuo Lauros? Kad prisikabinę namai turbūt namuose dar galas. Namuose bendrai. Nuo namiškių kažkaip. Gerai, tai Laura gali tada atsisveikinti su tėčiu savo. Apvalau aš ten darynės, toksai aplikas visko. Bet man tai jisai toks pasijungia. Aš žinau, kai einu. O dėl ko jam tokia liga dabar tai? Laboratorijos man eina. Laboratorijos buvo daug. Duokit jūs jam daug burbuliukų informacinių. Jisai galės darbuotis pagal jo vibracijas, atidarykite jam portalą, kas jam patiktų, kas jam tiktų. Aš pakeliu jo vibracijas, duodu daug šviesos. Atidarau aukštų vibracijų portalą. Man kad jis dangų stebėt nori. Man irgi aukštyn kažkur su juo. Ar tai kokiuose kalnuose nori tiesiog gulėti ir stebėt dangų. Mėlyną debesėlį, žvaigždės. Jo. Jis prisimena taip namų savo. Prisimena savo tą kosminę prigimtį. Nes man grinai skraido su tais erdvėlaiviais, žinai. Kažkoks toks įvata. Tai atsigaminsis tą savo atmintį, susigrąžins informaciją, atidirbs ir galės sugrįžti. Palydėkit tada į portalą, palydit, atjungiat visus pajungimus prie Lauros ir mamos jos ir namų. 3, 2, 1. Uždarykit. Kažkaip mačiau, kad Laura su mama lik ją mojuoja jau per tą portalą. Atsisveikinu taip gražiai. Bet taip ramiai, žinai. Aš dar žinau, kad prieš išeinant jį pamačiau, kad jisai su juodu gaubtuvu, su juodu tokiu kaip lošimu, su kapišonu ir ne taip būna. Sakai, bus lindęs ane ten. Jo, tai aš sakau, tu dabar gali nusitraukti. Dėl to magija jauti. Jo, ir lasta kažkaip, kažkoksai tai buvo.
neįlinis ten turėjo žinių apie magijos juodosios. Tai vadinasi, dėl to jam ta liga. Čia buvo kaip Taip, nes atsakas. sklerozė yra autoimuninė, man atrodo, liga, žinokit. Jo, ir čia ne per šį gyvenimą, čia reinkarnacijos keliuose. Tai va, tu sako, gali išreikšti savo valią ir nusikirsti visko, kad tavęs nepersikastų. Nusimetė viską. Tai reiškia, valią sudegino. Ta knyga vos. Man irgi matau, kad daro. Išsilaisvino. Labai gerai. Tai per tą ir kažkaip jam sunku buvo patekti tą portalą, jį ten per gal išeiti. Išėjo. Šaunuolis mergaitė, šaunuolis, kad palydėt. Daugiau nėra, sesutės nėra namuose kažkur prie kažko prisikabinusios. 3, 2, 1. Atrodo, sesė kažkokioje erdvėje, žinok, yra įstrigus. Kitoj. Bet pas jos nėra, jo, jinai kažkur išėjus, o kur aš negaliu pasakyti. Nes aš kai ją žiūrėjau, aš jaučiu tokį kaip, tamsų kambarį kažkokį. Jo, jinai pastrigus kažkur. Toks, nes Į portalą toks greitas neišėjus. trauma, nesuprato, kur jinai atsirado. Ir ją uždarė kažkaip man ateinam. Kažkas uždarė ją. Mes net vardo nežinome, kaip pašaukti ją. Nieko tokio. Čia vardai nesmė. Pagal vibraciją. Paskaičiuok, kad surasti ją tiksliai. Nes man Gerai, paskaičiuok. Dabar suskaičiuosiu nuo 3 iki 1. Surandate Lauros prieš 30 metų mirusią sesutę avarijai. 3, 2, 1. Kažkokia, kubas, matau kubą juodą. Ir aš žinau, taip pat kubas juodas. Į kažkokią sistemą yra įkišta. Kubai. Kaip labirintai kokie dar padaryti, kad jinai neišeitų. Klausimas, ar čia ne ritualai naudojama. Matau, šiaip tas kubas, matau, aš šias sienas tokias, jas kažkaip raižytos yra. Grinai čia juodųjų kažkokią struktūrą. Man žinai išlindo tas mekos, tas didelis kubas. Jo, kažkas su tais. Kažkas Eina, žinok. Magus pasikviesti. Gerai. 3, 2, 1. Pasikviečiat pagalbą. Rūta irgi gali pasikviesti pagalbą. Man eina, žinok, čia jinai ne vienintelė, kur yra taip, jie yra taip padaroma. Jie čia renka tos sielos kažkokias, toks jausmas. Uždarinėti. Tokias, taip, kur staigiai, iškeliauja, gal vaikų ypač. Nežinau, kaip vibruos. Gerai, tada ardykit tą struktūrą. Ir naudoja paskui čia, gal nežinau net kam jie čia naudoja, nesuprantu. Ar kažkokiam krovimui, bet tai kam mirusios sielos energijos neturi. Kažkaip vis tiek jos kažkiek... Ar čia kaip auka gaunas kažkokia? Auka čia, žinau, čia tai žiūriu, energijos surinkinėja būtent to netikėtumo. Tų vaikų, kaip jie palieka kūnus, bet tai... Čia, kad nesurežisuoja, dar plus nesurežisuoja kartais tų įvykių. Čia kaip burtus kokius užšaukus. Reptai kokie, burtai. Čia, žinok, jau yra mama aukščiau negu reptai. Ojei. Aš bandau suprasti, ar jinai kažkokia ypatinga siela, kad jie tai padarė. Man tai žinok, jinai kokia kaip plastinė ar kvantinė. Man kažkaip pradžio kažkas su vaivorykšte, bet ta prasme, tokia, būtent tas toks plazminis kūnas, žinai, nesolidus, aukštas dimensijų. Kažkas iš tų. Jo, labai šviesi siela. Labai vibracija aukšta.
Ir Laurą pasikvieskit, jinai irgi gali ateiti savo sesę vaduoti, jau atsigavus, jau biškiai gavusi savo tą prigimtį tokią karingą. Man kažkaip ir Lauros mama meta, kažkaip Lauros mama labiausiai graudinasi, matydama visą tą reikalą. Taip, mama visada graudinasi. Faktas. Nuraminkit mamai širdį, sakyk jau viskas, kas buvo, tai buvo patirtis, viskas senai praėjo. Jo, dabar vaduoja mergaitė, kad aš nukertu tuos visus neutralizuoju. Mes atidarom tą kubą su magais. Išlenda, išplaukia ten daug. Išlaisvinkit visus, kas tenai yra įkalinti 321. Ir jie kyla aukštyn. Daug ten. Išlaisvinat visas sielas. Aš tą mergaitę pritraukiu prie mamos kažkaip pat tą tokį atsisveikinimą leisti padaryti. Taip. Susikabina rankom. Tokia aukšta, tokia šilta energija pereina. Pasidalinimas. Tiniška meilė. Tikrai paspausmą širdies labai jaučiu. Paleis. Dabar jis visą tą išdirba šiuo metu. Jo. Jis negavo atsisveikinti, supranta. Taip. Na, daug meilės ir dabar sako, viskas gerai, dabar ramu. Ir viena, ir kitai. Atsisveikina ir palydim. Skrenda portalas, jau čia yra viršui padarytas. Jis visus į viršų skrenda. Taip. Per portalus tenai jau. Bet jos žiauriai daug, žinok, man čia 100 varo. Man irgi, žinok, labai iškai. Jeigu net 1000. Čia tokia srovė didelė, ta prasme, tokia plati tokia srovė. Žinok, iš karto kertu irgi einu prie matricos skaičių iš karto, kad jų nesugrąžintų, kad gal, žinai, po to ten vėl ką nors, kad padarytų. Ir sugrąžintų. Žinai, kaip jas gyvas palaikė? Tai yra tie meldimais tiem kubam. Tas sielas palaikė gyvas užrakintas. Davė jom energijos. O jom energiją davė dėl to, nes jas reikia laikyti užrakintas, kad jos neitų inkarnuotis vėl. Jo. Oi. Minėjau tą visą magiją, dabar kalėjimas užbūrimus jo. Jo, tos čia yra labai stiprios sielos. Visas to. Gerai, tai dabar jų visi kubai nebeturės prasmės jų, nes tiek išėmėt iš jų. Mes šitą dabar didžiausią, šiaip reikėtų juos visus ardyti, nes jų labai daug visur aplink. Bet kvieskitės pagalbos dar daugiau. Jo, tokius smūgį daviau. Tokius sluoksnius, žinai, kad tokius skydus laikytų jų. Vėjas druidus kviečiu, visus magus, visus karius, žodžiu, visus. Skirstomas po visą planetą, jie gauna informaciją, varys tvarkyti jau. Nes dabar tos sielas, po kažkiek metų pradės lysti atgal į žemę inkarnuotis. Pas aukštos. Tai ateina nauja era. Daug informacijos tam sielom ir kas viskas vyksta, kad jie žinot. Nauja era pareina žemėje. Man tai ta mergytė, žinokit, vaivorykštė. Vis tiek. Aš kažkaip taip išjaučiu. Taip labai aukšta vibracija. Na, čia visi tokie, tikrai aukštesnių dažnių, tokie labiau plazmiški, tokie energetiniai, tie kūnai. Jo, ten energetiniai, Tokios sielos. Plasminiai drugeliai, kaip sakyti, kvantiniai vaivorykštės, gal indigo visokie. Taip, ten jie tokie. Gal ir krištaliniai ir nežinau, kas ten dar būna. Jos labai tyros sielos, kurios labai šviesą sugeba skleisti. Plačiai jau šitų ten stipriniau, žinai, neužimsim. Labai gerai. Su savęs. Gerai. Išlydim, pagreitinam visą tą procesą. Viskas, aš jau suspaudžiu, žinokit, į burbulą ir išmečiu transformuoju. Labai gerai, jo. Visą ir su tais juodais panaudotais kubais. Daužau. Jo, turėtų tas kubas kažkaip sugriūti kažkuriuo metu.
Nežinau, ar tai Jisai drebėjimas, sugrius, ar nes tai jisai... vandalizmas, ar kas čia bus. Gerai. Aš žinokit, traukiu netgi nuo Tai kitų žaibas kovų, trenks. kur ruošia tą maitinimą iki energetinį man. Ant raktus visus irgi kertų, nuima, kad nebedėtų daugiau. Nebedarytų. Gerai, pabaigiam ir šaunam iš tos erdvės. Nebūkite ilgai prie tų kubų. Aš užsukau grįžtamą į ryšį visiems tiem, kurie meldžias, kad gautus paspirktą į galvą kiekvieną kartą, kad pradėtų susivokti. Grįžtamą į ryšį paduodu, taip sakant. Kad atšoktų ir jiem tik atgal. Nu, kad nežinai, jie siunčia tą energiją tam tikrą, bet čia nėra tokia labai šviesi. Kažkaip man, kai per tas maldas tokia irgi savotiška. Kad jie, grįžtų atgal toks smūgis, toks grįžtamas, kad kuris čia deda tas energijas, žinai. Na, žodžiu. Gerai, užbaigiam visus tos procesus 3, 2, 1 ir einam iš tos erdvės į neutralią erdvę. 3, 2, 1. Pasisodinam kažkaip Laura su mama. Ant kėdučių kažkaip. Vietų. Savo Prieš save burbulą. pasisodinu prieš save. Pažiūrėk. Prieš Rūtą. Kažkaip jas dabar abidvi. Reikės ar pasižiūrėk savo gerklę, ar nieks neįkibo. 3, 2, 1. Skeveldra nulėkė tau. Iš tų pasiuntė tau, kur meldžiasi. Gerai, išsitrauki visas skeveldras, užsilydi šviesą, tavo kristalas gerklės užšviečia, ryškiai mėlynai tokią energiją. Tai. Ten už tų stovėjo kapišoninė, mačiau drakai, žinau. Tai aš jau ir supratau, kad ten kapišoninė. Tai magavai. Tai čia labai mažai, sakyčiau, gavau. Nieko baisaus. Aš smogiai į širdį toks pajaučiu, man kalėt bandikau. Gerai, tu savo širdį susigydyk, užsilydyk su šviesa, užsiturbink širdies kristalą, pradeda spindėti jisai. Visas keveldras, visus smūgius energetinius, palinkėjimus, intencijas, viską išdegina, širdies energiją. 3, 2, 1. Taip. Aš Laurą su jos mama pasisodinau tam, kad žiūrėt kažkaip jų tą bendrą lauką. Ir čia yra dėl to važiavimo dėl Anglijos. Kažkaip skenavimo. Tai kažkaip aš jos bendrą burbulą kažkaip dedu, noriu harmoniją dar tarp jų sustiprinti. Padaryti tokią. Nes jos vis tiek turbūt kartu gyvena, taip suprantu. Na, tai kad tai Anglijai ten tokie dabar dalykėliai dedas. Bet turbūt yra irgi ramių vietų kažkur. Žodžiu, jeigu į Angliją man eina tik ne į Londoną tada. Nes Anglija šiuo metu atrodo kaip purvo bala. Eterinė erdvė. Irgi ten labai energetiškai. Bet klausyk, kaip privemta būtų. Va, taip, o man tokia mintis yra, kad tu jos paklausk eterinį erdvėj, jinai žino, kur jie yra geriau. 3, 2, 1. Jai nori tos kitos energetikos. Jai kažkaip Lietuvos energetika kaip sirenai netinka. Man taip eina. Jos mamai gal labiau tinka. Nes Lietuvos, man čia iš anksčiau darėjo tą informaciją, kad Lietuvos energetika tokia yra labiau kaip druidinė. Jis labiau tinka miško būtybėm. Vat jos tada gerai visai jaučiasi. Pavyzdžiui, vat visos sirenos, jos visos lekia kažkur kitur, prie kitų vandenų. Kas į Skandinavijas, kas tenais prie, žinai, kur šilčiau, vat kažkaip išsilaksto. Dabar padėk prie tos kėdutės ant stalo, padėk žemėlapį ir žiūrėk, jinai rodo, kuriai būtų geriau. Rodo ant žemėlapio šalį 3, 2, 1. Tai Skandinavija. Man irgi, man Švedija rodo. Gal jinai ten, jai gal bus geriau. Pažiūrėk į ją, ar jinai, kaip jinai reaguoja, kaip pritarė. Jo, taip visai.
dėl to, nes, jai reikia tos biškai kitokios energetikos. Nes Anglijoje ten yra gal 2-3 kampukai, kur yra tokie žali, tokie gražus, grini, bet ką ten kaimas yra, aš nežinau, ar jinai ten važiuos. Kur, ta šiauresnė energetika, nes šiuo metu Anglija yra visą užsitaršus. Tai gerai, tada nusitėsi jinai kelius, savo ateities kelius nusitėsi, kaip jai patogiai rasti kelią, kur išvažiuoti, dirbti, gyventi, ką veikti ar mokytis. Kažkaip man Švedija jinai parodė, žinok, su pirštu. Bet čia jau jinai pati pasidomės. Pati pasidomės. Taip, tiesiog jinai nusikelia galimybių, atsiveria daug įvairių jai. 3-2-1. Daug dabar kelių, tokie kaip saulės spinduliai darom. Ir bombinamės juos, leidžiam smūgį šviesos. Užkraunam visokias galimybės. Nes nemažai tų kelių tokie yra kaip išjungti švieselės, tokie pilki, nedega. Žinai, jie gal ir galėtų būti, bet tiesiog neužsidegė. Neužsiaktyvavę, nematomi. Dar visus aš įžiebiu naujus. Gerai. Pažiūrėk ten klausimuose, aš mes dar mamytei dar kažkaip tai, nors taip nelabai aišku, tiesiog gal mamą pravalyti ir duokim informacinių burboliukų mamai. Gal kokią kolbą biškį dėkim. Man kažkaip mamai atrodo labiau ta Lietuvos energetika tinka, bet gal jinai sektų ir paskui dukrą. Gal būtų gerai šiaip visur. Čia jos pasirinkimas. Tai gerai, tiesiog biškį pravalykit mamą ir jinai tiesiog jau paskiau pati pasileistas programas, kas yra geriau. Aš namus supravalau. Tas erdves. Mamos labai faina energetika. Tas supratimą vienos kitos, žinai, tą tokį sustiprina ryšį mamos dukters. Kad išjaustų vieną kitą geriau, supras. Taip. Tai atrodo, aš mamos sparniukus mačiau, man atrodo. Man atrodo, fėja. To kaip mamyti informacijos dar daugiau, kad eitų tuo keliu, tobulėjimo, domėjimuose, plėstų savo pasąmonę. Ir galėtumėm jau baiginėti. Jau kaip mūsų laikas jau ir eina visai pabaigą. Tai va, tai ar galime jau šitoje vietoje jau uždaryti visą tą hipnozę? Aš pasižiūriu Laurą paskutinį kartą, ar ką jinai tam pasakys. Pravalau aš dar jos kūnus visus. Da tokia harmonika ištempiu, kad jeigu kokių tai dar prikritusi ten dalykų būtų kontraktas ar nuimi. Aš irgi dar šios čakrų traukiu, ten tas smalas tokias dar tamsas. Jo, dar. Iki vieno sluoksnio kažkaip. Galutinai sugrąžinu jos pasąmonės dalis. Kūnus dar visus padalintus, jeigu yra dar išdalintų. Taip. Su magnetais surenku ant galvų. Pajungiu regeneraciją jai, pajungiu harmonizaciją, susibalansavimą visų kūnų, visų energijų paseko, kas yra galios. Pajungiu ją su savo sirenų planeta, su kitom sirenom, kad turėtų kontaktą, keistųsi informaciją, ne vieną. Pajungia prie absoliuto maitinimo. Puikiai. Kaip ir gerai, taip laukai, taip pasifutė visą, žinai, taip švies pradėjo. Švies pradėjo, fantastika. Tokie jos plaukai, tai spalva tokia kaip raudona, daugiau tokia tamsiai raudona. Jį rudumą, tokia raudona, jį rudumą. Tai vėl kaip ryški. Raudonmedžio, ne? Jo, va kaip raudonmedžio. Gražu. Tai.
Na super. Nu šaunuolis mergaitės. Tai gerai, tada atsisveikinkit su Laura. Dar Atsijunkite. apsaugas duodu jai, A. kad mokėtų apsaugas užsidėti. Gerai, Duodu duokit jai. burbuliuką. Apsaugas. Aš esu Aš užkeliu į suskaičiuosiu. šaltinėlį regeneracinį. Džiakuzį, taip sakant. Gerai, o aš dabar suskaičiuosiu, jūs atsijungsite nuo jos pasąmonės. Gerai? Taip. 3, 2, 1. Atsijungiat nuo Lauros pasąmonės.